Ankstyvą rugsėjo rytą Kaune prie 9 forto aikštelėje rinkosi Audi markės automobiliai. Įvykis svarbus, mat visos dienos iškilmės ir ypatinga programa tiek žiūrovams, tiek ir dalyviams buvo skirta tradiciniam Audi modelio automobilių klubo narių suvažiavimo šventei. Šis renginys sudomino ir Audi automobilių mylėtojus iš Latvijos. Tai, kad šie automobiliai labai populiarūs, liudijo ir įspūdingas dalyvių skaičius – daugiau nei 150 automobilių. Iš 9 forto 3 km automobilių kolona vieningai pajudėjo link Kaune esančios Vienybės aikštės, kurioje buvo numatyta Audi automobilių paroda. Parodai atrinkti dalyvių automobiliai išsirikiavo Lankų Vienybės aikštėje. Čia įspūdingų automobilių atvyko daugiau nei buvo tikėtasi. Tarp parodos dalyvių buvo galima sutikti ir rečiau sutinkamų ir net labai retų modelių. Įspūdingų automobilių buvo tikrai labai daug, tad žiūrovai ir patys dalyviai turėjo į ką paganyti akis. Kas akis ganė, o kas ir galėjo sudalyvauti įvairiose konkursuose. Nugalėtojams prizai ir atminimo dovanėlės. Didžiausias susidomėjimas sukėlė garso varžybos, tačiau ne audio aparatūros kaip įprasta, o variklių garso. Dar viena įdomi rungtis tai alyvos keitimo varžybos. 3 dalyviams buvo suteikta unikali proga pasikeisti savo Audi automobilio variklio alyvą. Padedam. Bagažinį kaip tik išardys Dagrat, nes zapasį keičiu. Vienu šuniu šausime du žiūrės, tiesiog pažiūrėsime, kaip jūs prižiūrėsite. Gal geriau surat? O, a filtrą būtina pakeisti? Iš lėto, davai, varykti viskas, pirmą vietą einu. Iš 2. Davai, daryk. Sveikinimai ir plojimai. Kiek girdėjau, pergalės viena iš priežasčių buvo komandinis darbas. Šaunuoliai. Ir kaip dar? Ir mergina. Ir mergina? Aha, supratau. Renginiai iš Kauno Vienybės aikštės persikėlė į Lietuvos zoologijos sodą. Šalia Audinės gyvūno buveinės buvo atidengta lenta, bylojanti tai, kad Audi klubas skiria paramą zoologijos sodui. O parama buvo dvejopa, viena tai, kad buvo pervesti pinigai iš Audi klubo sąskaitos zoologijos sodui, o antroji dalyvių urna aukojami pinigai. Krentančių pinigėlių garsas iš tiesų suveikė geriau negu šitas gramofonas ir Audinė ir atsibudo ir išlindo ir žvalgytis pradėjo. Žodžiu, einame teisingą linkme. Jūsų visų padėka atsiras zoologijos kabinetuose ir šią vietą mes ilgai. Pavakarė visi dalyviai suvažiavo į Kauno Marių aikštelę esančią šalia Pažaislio vienuolyno. Renginių įspūdžių tą dieną tikrai netrūko nei dalyviams, nei žiūrovams. Tad tokių kaip šis renginių ir dar didesnių ateityje tikrai dar bus, sakė renginio organizatoriai. Tad iki naujų susitikimų tie, kurie mylite Audi markės automobilius.